Labas rytas. Labas rytas su kiaušiniu. Su kiaušiniu. Nu, va, lietus vėl. Lietus šituose kalnuose. Bet turim vėliavėlės ant... Jo, Eglė Kad sugalvojo, atskirtų. pažymėti mūsų lasdas kaip. Tai va, tai va, išmiegojom municipaliniai albergiai, kur biškai yra prasčiau negu... Priklauso labai kas miega. Kas Po manim miega? miegojo žmogus, kur aš užsidėjau ausinės garsiausiai ir vis dar girdėjau jo knarkimą ir naktį galvoju, aš nebežinau, ar čia knarkimas jau, čia kažkas jau, čia yra kito kažkas jau. Tai taip ir miegi. Taip ir mėgi. Jo. Daug ten žmonių buvo. Bet šiandien liūdniausia tai situacija yra, kad, ne liūdniausia, bet, gaila iš tikrųjų palieka mus dvi mamos su dviem dukrom, reiškia, italės, tai, kurios kėlė daug triukšmo ir buvo iš pradžio, kaip Eglei, tas knarkimas, gal tu pamilsi tą žmogų. Jo, gal. Bet tos mamasytos buvo taip, kur atėjo ir mes galvom, ko jos taip rėkia. Bet po keletą dienų jos biškai pavargo ir tada mažiau rėkia. O šiandien jau davė, sako, pantenolį imk, tokių javainių davė, vaisių, imkite kelionę viską. Žodžiu, sukrovė. Jos važiuoja namo jau šiandien, Jo. jam laikas reikia, mergaitės turi eiti į mokyklą, jie sakė, kad negali daug praleidinėti. Tai labai šiltai atsisveikinom, pasidarėm nuotrauką kartu su jom, apsikabino, reiškia, mane glostė, mano barzdą paglostė viena mama, nes jinai sakė, aš esu panašius į Džepeto. Džepeto yra tas, kuris nudrožė Pinokį. Sakė, kai pamačiau, galvoju, taigi čia Džepeto. Tai kažkaip, labai, tokios kaip ir mamos, taip ir šeima tokia, žinai, apkabinimai šilti, tvirti, ilgalaikiai, tokie palaikymai, fainai, iš tikrųjų, gera buvo. Taip, kad niekad nežinai, kai nekenti žmogaus, gal pamilsi po 4 dienų. Jo. Nu, o šiandien dar 20 km pakeliausim. Man atrodo, kad lietus tikrai vis tiek baigsis kažkiek. Tai sako, čia apie 1 valandą. Šiaip visada žada apie 1 valandą, bet, nedaug dievė, tik tais kokią nors kalnuotą kelią, žinai, ten, kur akmenuotą. Tai lietus lyja, tada blogai yra eiti. Bet šiaip tai jo. Nu, va, ir su malda, su visokiais savo pamastymais. Yra tokia piligrimystė vis dėlto. Vis dėlto čia yra piligrimystė. Ir keliaujamės, draugiškai. Buon camino.